Sveikučiai. Puikus rytas. Mikra nešiojo vėjas visą naktį. Toksai biškai smarkesnis. Varysime prasieit. Už 2 kilometrų kelio yra toksai švyturys, labai gražus, su labai stačiais šlaitais. Tai varysim iki jo, gal nesušalsim, gal nesulysim, šiaip šiandien lietaus neturėtų būti, bet tiesiog tas vėjas toksai biškai. Bet nieko. Atsigeriam kavutės, pavalgom, bandysim prasieit 2 kilometrai vieną galą, 2 atgal. Tai va, biškai toksai mini prasivaikščiojimas bus ir tada judėsime toliau. Šiaip po Daniją labai greitų tempų mes judam. Ta 100 km žemėlapį atrodo labai daug. Tuo tarpu, pavyzdžiui, ten Prancūzija ar ta pati Vokietija, ta 100 kg, kažkaip jaučiasi, tipo, toksai realiai Prancūzijoje tai buvo mizeris, 100 kg buvo absoliučiai nieko. Mes per dieną išspausdavom, mūsų trumpas pavažiavimas būdavo 200-300 man rods kilometrų, trumpas. Čia mes dabar stojam kas 100 kg ir tai mes judam labai dideliu tempu, bet aišku, yra dar tos dvi mažesnės, su Kopenhagos ta sala. Ir tada dar tokia viena salytė, tai mums dar reikia apsukti visą ratą ir dar jas apvažiuoti. Tai palei idėją viskas turėtų būti normaliai, bet šiaip nedidelė ta Danija, tikrai nedidelė. Žiūrėsim, kaip čia seksis mums susisukti ir matysim. Ar užtenka tiek laiko, kiek buvom susiplanavę, ar galima dar mažiau. Monika dabar ką tik bandė nuo jūsų nuslėpti mūsų naują išradimą. Vakar truputį aš norėjau dar paskaityti, kai jau tamsu buvo ir sakau, jungsiu šviesą. Sako, ne, šlykšti šviesa. Sakau, jeigu tau šlykšti, užklijuok lipneškės ant lempos. Nu tai. Ir dabar tokia gavos maloni, jauki, geltona šviesa. Gavos geltona, jauki, maloni, vat su tokia lipnuškė priklijuota ant lempos. Va mes einame štai ten, 2 kilometrai iki to švyturio, va tokiu puikiu takeliu. Labai patinka. Gabriel bando paglostyti, bet labai bijo. Išvažiuojam iš savo stovyklavietės, kaimynai pamojavo mielai ir vykstame kur, Monika? Į gražų paplūdimį, taip esu užsivadinusi tą vietą. Monikos Google Maps'e ta vieta vadinasi gražus paplūdimys. Va. Ir viskas to pasakyta. Pakeliui pabandysime dar, o Jėzus, ir atrodėsena šiandien. Jeigu jau važiuosime į kempingą, tai išsičiustysim, gražiai būsime vėl. Pakeliui bandysime rasti parduotuvę maisto, nes reikia vandenuko nusipirkti mums pasipildyti. Pagalvojom, kad galėjom pasimti šiek tiek daugiau šiltesnių rūbų. Tai gal rasim kokių, nenorim labai daug investuoti, nes turim šiaip tų rūbų namuose, bet ką tu čia? Karšta. Sustojam vidury kelio. Adėjo pastrigom. Tarp džemperio. Jo, tai reiktų striukyčių kokių neperpučiamų, nes dabar po 2 džempus ir dar po maikę apačioj rengiamės. Atvykome.
kadangi didesnė pardė šiek tiek, tai šį kartą jau daugiau truputėlį nusipirkom negu toj mažesniai kaimelė vapšė. Bet irgi už 30 eurų taip apsišopinom vieną tokį maišiuką. Kas gerai, tai kad gavom SIM kortelę su 5 gigabaitais. Vat kas pigu, tai internetas palyginus su Vokietija. 5 gigabaitai, 29 kronos su SIM. Tai čia gaunas apie 4 euriukus. 4-5 kažkas. Tai visai neblogai. Ir po to jie galima pildyti. Ten buvo pavyzdys papildymo, kad 100 gigų, jeigu nori papildyti, tai 99 kronos, tai kažkur 13 eurų. Tai nemanau, kad labai brangu. Bandom kitą šopą. Vadinasi Rema 1000. Nieko nėra, žodžiu, čia ne Lidlas ir ne Maxima ir taip toliau, maistas, tiesiog daržovės, viskas. Tai liekam be striukių arba surasim kažkokį, nežinau, Asda čia yra lygtais, Lidlas gal irgi yra kažkur. Ne, Asda nėra, Bilka yra tokia kažkokia, bet Bilka, dabar labai Mobilka. toli. Nu tai va, tai žodžiu, važiuosim pro šalį, nėra kad šalta. Tiesiog Būtų būtų faina faina, turėt. bet nėra šalta, tai jeigu pamatysim kažką, sustosim. Bet nebegaištam laiko ir važiuojam. Taip. Bijai? Įdomu, bet baisu biškutėlį. Bet einam. Akis didelės, ane? Išsimaudėm. Yes. Buvo šaltoka, bet tikrai ne taip šalta, kaip galima būtų tikėtis. Ejo. Nu, labai faina buvo paplūdimyje. Pasimaudyti buvo faina, pavaikščioti, pagulėti, saulė šviečia. Mums yra super. Ir dabar važiuojame į susirastą kempingiuką. Kiek kilometrų? Apie 20, sakai? 20 minučių. Žinokit, kolegos, toks buvo intensyvus vakaras tvarkymosi ir važiavome po savo jūros į kempingą, ieškojome kempingo, susiradom kempingo ir va dabar atvarėm, buvo visi skalbimai, plovimai, galvos plovimai, žodžiu, tada biškį apsitvarkėm visą mikriuko vidų jau reikėjo, tada biškį prasiplovėm, biškį prasiskalbėm. Nu, žodžiu, žinokit, busy.
vakarėlis, tai tik dabar paėmiau va pafilmuoti, kur mes iš vis esam. Po savo visos dienos prie jūros ir ką mes čia dar šiandien veikiam. Ant tiek ilgos dienos, kad yra sunku tiesiog prisiminti. Vaikščiom, haikinom ir buvom prie jūros. Taip pat ir esam kempingiuke tokiam. Mūsų mašinos skersai pali visus kempingus, bet čia kaip nori taip statai, vietos sužymėtos, tai mes, kadangi mažas mašiniukas, mes galim šonų ir galim atsitverti nuo visų. Tai va, o čia daugiau yra, va ten va, daug prikabinamų namelių, čia tūlikai, virtuvė, dušas, ne virtuvė, dušas, tualetai ir taip toliau. Dabar prieš miegą einam įsidžiovinti galvą. Išmesti šiukšlės, kempingiukas labai paprastas, iš tikrųjų, tai prasme, senos patalpėlės, tūlikai, dušai, tokie, sakykim, ant klaustuko, 2 eurų už nakvynę, o prie jūros visi kiti buvo po 50. Tai sakau, gal ne, 50 už vieną naktį nelabai, tai nėra idealiai, turiu pasakyti. Gan senokie dušai, bet kai sakau, mums reikia iš tikrųjų tik tai dušo galvą išsiplauti. Realiai daugiau nieko, elektros turim, visko turim, dar aišku pasinaudosim vandens iš valymų ir išsiplausim vandenį, išsinešim, tai, o daugiau visiškai nieko, tai galima pakentėti, nes PM už tai, kad išsimaudyti tikrai ačiū ne. Nes labai gražių yra for free aikštelių ir mes tiesiog, jeigu realiai ne dušai ir ne galvos plovimui, mes tiesiog vėl miegotumėm jaučiu kokioje nemokamai aikšteliai prie jūros. Nes vaizdai tokie, kad fantastika. O čia tiesiog chebra prikabinami nameliai ir dar nenormalaus dydžio palapinės. Va ten, jeigu matot, tiesiog telikas eina plazma. Kažkoks didžiulis. Ir va tokiom palapinėm tiesiog gigantiškom pasistatė, tai tikrai manau, kad čia vienai dienai, ta prasme, čia baldai kažkokie spintos į lauką išneštos. Vasaroja turbūt chebra čia jau šiek tiek ilgėliau, bet oi, Jėzau, atsiprašau šitą laidą. Nelabai suprantu, kodėl vasarot būtent šitam kempinge. Aišku, gal kaina tenkina žmonės. Nes čia to prasme jūra, čia toks yra įlankėlė mini. Jūros čia nėra, čia nieko nėra aplinkui, bet gal kažkam ta tokia ramybė vidury kaimuko patinka. Ir būna čia, nes čia turbūt tų priekabų su nameliais nuo 50 tai tikrai stovi. O kemperiukų tik tai 4. Tai va, žodžiu, einam, man atrodo, ruoštis miegui arba bent jau į vidų pakuotis, nes biškį jau vėsų. Tai viso gero, sakom. Nu va, galvos išplautos, Matos, kad išplautos. Mikras sutvarkytas, vandenys pakeisti ir išvažiavom iš kempingo 1 minutę prieš išvažiavimo laiką. Išnaudojam jau viską iki galo, absoliučiai kiekvieną užmokėtą eurą už kempingiuką. Tai susitvarkėm visus reikalingus dalykus ir pajudom į kelią. Šiandien Monika labai susiraukusi, aiškiai yra kažkodėl. Ir kopsime už valandos kelio, kopsime į tokią, važiuojam pažiūrėti tokį švyturį, kuris po truputį yra pustomas smėlio ir kurio po kiek metų? Nežinau, gal 30 kažkas. Nu, po kažkiek metų turėtų iš vis nebelikti, nes jį užpustys tiesiog kopos. Tai kol dar jis matos, dar mes jį važiuojam pamatyti. Kaip Venecija realiai. No. Atvykom į tokią vietą, kurios pavadinimo neįmanoma ištarti vėlgi. Esam dideliai aikšteliai, ten daug karvyčių ir ką norėjau pasakyti,
kad va čia matė tos mažiukus namelius ir jie yra visur, prie kiekvienos lankytinos vietos, prie kiekvieno lankytino objekto, netgi šiaip kažkokiuose aikštelėse, visur yra tokie nameliai ir visur yra tūlikai. Kur prie bažnyčios, kur miegojom, prie jūros, ta prasme, gražiausias keramikinis tūlikas, švaresnis negu pas mus visus namie kartais būna. Visur, ta prasme, visur yra tie nameliai ir todėl ir nėra niekur šiukšlių, nėra, atsiprašom, nusisiotos pakampės, nes yra visur pastatyti tūlikai ir jie yra normalūs, ta prasme, nėra ten kažko super, bet tipo švarus, faini, kai kur labiau, kai kur mažiau, bet ir viskas, ir ta prasme, ir dėl to išeina labai švariai ir gražiai gyvent. Tai toks pastebėjimas apie Daniją labai fainas. O čia vat yra šitokia vieta, Rubjerg Knude vadinasi. Čia švyturys, kurį pučia kopos ir kažkada užpūs turbūt pilnai. Tai dabar einame iki jo, kažkur apie 5 kilai turbūt gausis pirmin atgal. Gabrielė skaito mokslinas. O čiagi grįžta traktorius su žmonėm. Čia galima va tokią priekabą sėsti už bilietuką kažkokią. Kam yra sunku eiti per tas kopas, per smėlį, gali tave temps su tokiu traktoriu, nutems ir partems. Parodysiu. Gabrielė jau domina. Parodysiu iš arčiau tuoj. Nu tiesiog, va taip. Bairis. Nu kaip sakant, gal visai neblogai jos rodo, ne? Tas smėlis visas, tos kopos tokios didelės, tas švyturys labai nais. Nice. Sakom, galima į paplūdimį nusileisti, bet užlipti jaučiu su helikopteriu reiktų kelt. Atsisveikinam su gražiu vaizdeliu. Ir pipinam dabar atgal kažkaip. Mūsų mašina kažkur va ten, man atrodo. Jeigu kas būsi Danijoje, tai tikrai atvykė čia. Labai gražu. Turbūt nieko panašaus dar neteko matyti. Einam! Čia toks statesnis biški šlaitas, bet žmonės leidžias ramiai. Mes su Gabričiu už nusiverstume kulverstukais. Ai, ir galvojam šiaip, kad lis lietus, nu bent jau taip žadėjo, bet tarsi užkaitino taip, kad mes trumpom rankuojam. Nulis lietaus, užkaitino 20 laipsnių, 21 geriausia atveju, bet čia kažkaip 21 labai gerai jaučiasi ir saulytė pašviečia, tai visai net karšta daros. Tai fainas oras. Apie tą švyturį dar tokie keli įdomesni dalykai, kad žodžiai jisai čia pastatytas 900 metais, tai visai jau nemažai čia jam. Ir jis buvo pastatytas daug arčiau jūros, bet tos kopos ant tiek vaikšto ir ant tiek, keičiasi, kad jau jie pradėjo bijot. Jis tiesiog jau būtų sukritęs į jūrą palei viską ir tiesiog 18 metais paėmė ir su didžiulio komanda patraukė 70 metrų nuo vandens link sausumos. Visą tą pastatą tiesiog. Čia turbūt mistika visada bus, kaip taip įmanoma paimti statinį ir pertraukti šitiek metrų, ta prasme. Paskaičiau, jie ten iškasė pamatus, padarė tokius bėgius, ant kurių padarė tokią platformą, tada ant jos užkėlė tą, statinį visą švyturį ir tada tiesiog per tos bėgius 12 metrų per valandą greičiu patraukė 7 metrų. Nu tai jo, čia tik teorija, o praktiškai tai aš vis tiek neįsivaizduoju, kaip tai turi darytis. Man čia neįmanoma atrodo. Amazing. Tai tas patraukimas 18 metais turėtų gelbėti apie 30 metų ir po 30 metų jį turės traukti dar kartą. Jo, nes vėl kopos užpūs.
Tai va, žodžiu, vargelis, vargo vakarienė iš tikrųjų, bet ką darysi, labai gražu. Grįžom. Baisus nuvargimas Monikai yra, sako, energijos nebeturiu. Nusilpusi ir absoliučiai. Valgyti norisi, miegoti norisi ir va. Mes tiesiog nepavalgėm normaliai. O po pusryčių su 2 sumuštiniais, kurie buvo 9 valandą, dabar yra 3, tai žino. Taigi, nei 9, nei ką, buvo po 10 jau. Ir dar valgėm prieš pačią atvažiuodamos po krosaną normalų tokį. Negana yra. Kiek kainavo šitas? Kiek? 17 eurų kainavo. Na jau taip nemažai iš tikrųjų. Ragaujam? Nu taip jau žmonių, tai taip, kaip sakant, apstu, stumdomės pečiais.